žolę rūkyti galima ar negalima, sveika ar nesveika, ar gerai ar negerai, žinai. Tai kaip tu galvoji? Atrodo žolė, ne? Žolė atrodo, žolė auga žemės, ne? Kaip? Mano nuomonė tai aišku, čia nieko gero iš tikrųjų. Pabandysiu paaiškinti. Kai parūkai žolės, tai iš karto sąmonė iš karto atjungia nuo tavo kūno. Iš karto bum ir nesąmoningas esi. Ane? O kai nesąmoningas, tai nieko negali padaryti su savo gyvenimu, su savo kasdienybė, su savo realybė. Kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį, kiekvienais metais nieko negali padaryti. Viskas. Tiesiog sąmonė atjungia. Ir lieka žmogus nesąmoningas. Ar ne taip? Nes parūkai atsisėdi ir viskas. Ir taip dūmuose. Ar ne taip? Tai va, tie dalykai, žinai, tie dalykai yra tik tais vienam dalykui skirti. Atkirsti sąmonę ir viskas. Gal yra atveju, kai žolė padeda žmogui, žinai. Ten, žinai, gal žmogus labai sunkioj būsenoj, žinai, būna. Gal, žinai. Bet nemanau, kad jisai sąmoningas, kad jis rūkytų žolę, žinai. Čia ne jiems skirta. Bet vyrukai jauni, kur rūko, tai, žinai, manipuliuoja. Aš suprantu, jie jauni, jie nežino, žinai, jeigu tu jaunas, ta prasme, nesupranti, žinai, kas realybė, žinai, ką reikia daryti, taip ir panašiai, žinai. Tai va, žolė yra kartais, ir kai nesupranti, žinai, norisi pamėginti to, žinai, ir viskas, žinai. O iš tikrųjų, kodėl mes norim tokių dalykų, tai pabėgti iš realybės. Ar realybė kartais būna tokia sunki, toks spaudimas, žinai, toks presas toksai į galvą, toksai spaudimas į galvą. Nuo to kasdieninio gyvenimo, nuo tos realybės, žinai, kartais būna. Ir tai sudaro, kaip pasakyti, visą tą blogą būseną sudaro iš eterinio lygio esantis visokios konstrukcijos, žinai. Kai kurie, visokie tie parazitai eteriniai, visokie agregoriai ir taip toliau ir panašiai. Ir jas reikia uždrausti ir išreikšti valią, uždrausti ir kas man taip sukelia ir po biškį išlipsim iš tos tokios durnos tokios būsenos, žinai. Viskas yra mumise, nieko nekomplikuokit, jeigu kam domina, aš biškį daugiau pasakoju apie tai čia, TikTok'e, YouTube'e ir užeikit, pasidalinkit su draugais, paspauskit mygtukus ir einam toliau. Tai va, tada pasimatysim labai greit, šiandien arba rytoj. Čiau.